15 Deividas Lunskis, 25 Vilius Lapeikis, 66 Ernestas Pilypas. Saugai. Raimondas Vileniškis ir Edgaras Mastenicas šiandien kol kas taip pat. Ar tais laikais, kai rungtyniavo komandoje kartu su broliu, su Giedriumi Arlauskiu iš ir Andrėjus Nagumanovas. Šilėnas. Į baudos aikštelę turi galimybę Šiauliai ir štai taip. Galbūt buvo variantas stabdyti kamuolį, tačiau prie šiauliečiams ir bando žaisti, sakykime tai bokso terminais antrojų numeriu ir tas žaidimas yra pelnas puolėjas dar kartą epizodą. Štai tam Egidijus Vaitkūnas irgi sėkmingą sezoną žaidžia Žalgiryje. Raiskovas. Griuva pats be varžovo pagalbos. Žalgiris bandė pradėti. Raiskovas grąžina kamuolį Žalgiriui. Neperveda savo. Žalgirio saugas liks aikštėje. Sujudimas ant suolo buvo pasiūstas persirenginėti Arminas Avaskėla ir galbūt bus dar vienas keitimas, tačiau suprantama visą tai jau antrojo kėlinio pradžioje. Jei, aišku, to keitimo prireiks, vėlgi. Favoritų laiko šiauliečius, prieš kuriuos išvykoje žaisti yra sunku ir kurie galbūt neparodė visko, ką gali pirmajame rate, tačiau pristabdė. Dabar Iršovas grįžta ir tai, ką gali, matome kokiais. Komolovas beje taip pat muša trečiąjį savo įvartį šiame Lietuvos čempionate. Smūgis į vartus ir traukia kamuolį nuo vartų linijos ir meta Šetkus, tačiau antrąją galimybę naudojasi Viktoras Raiskovas, įvartis numeris 6 šį sezoną. Pirmoji iš tikrųjų rimta grėsmė, pirmoji iš tikrųjų rimta ataka prie Žalgirio vartų ir ataka, kuri atgaivina Šiaulių viltis, be abejo, 48 minutė, 1-2. Elskis 15 Deividas Lunskis, 25 Vilius Lapeikis, 66 Viktoravičius, 29 Viktoras Raiskovas. Pozicija viskas lieka kaip ir buvo. Tai yra atakų smaigalyje Viktoravičius, už jo nugaros Raiskovas. Tiesiog paleidžia kamuolį už ataką. Raiskovas ir į virpstą pataiko Šiaulių. Raiskovas ir į virpstą pataiko Šiaulių puolėjas.
Kažkas panašaus į tai, ką matėme pirmoje šių rungtynių atakoje, kai Žalgiris įmetė kamuolį labai toli prie. Galėjo įmušti ir 2, ir 3. Limas Rusarčenko ir 29. Edvino Jasaičio rungtyniauja 25 numeris Vilius Lapeikis.